Sveikas gyvas mielosios moteris ir šiandien norėčiau pristatyti naują blogą pavadinimu Simpatiška moteris. Ne, tai nebus blogas apie moterį. Tai bus blogas kaip tapti simpatišką moterim. Būtent simpatiškos moteris jos yra tos vilioklės, kurios pasiglemžia vyrų širdis, jas sujėda ir jos jais tiesiog manipuliuoja. Taigi visa šita bloga bus esmė atsakyti vieną klausimą. Kaip suvilioti vyrą? Taigi, pradėkim nuo to. Nuo apibrėžimo, kas yra paprasta ir kas yra simpatiška moteris. Iš tikrųjų, vyrai yra tokie padarai, kad jie skirsto moteris į dviejas dalis. Vienos yra patrauklios, kitos nėra patrauklios. Visi įvairiai jas vadina. Vieni sako ledinės, kiti sako geros, blogos, kiti ten dar įvairiausi, bet iš esmės vis tiek yra tos dvi kategorijos. Ir aš asmeniškai skirstau, vadinu taip, yra paprasta ir simpatiška. Vienos yra merginos, kurios mane domina, sakykime, ir yra kitos merginos, kurios manęs nedomina. Taigi, apibrėžimui sakykime, kad simpatiška moteris yra būtent ta, kuri domina daugumą vyrų, o paprasta moteris ta, kuri tokia jau, sakykime, nelabai turi pasirinkimo iš vyrų tarpo. Ir simpatiška, nesimpatiška nereiškia, kad graži, negraži. Tai toli gražu nėra tas faktas, kad vienos yra gražios, ten jau iškart simpatiška, ten skaitosi, o kita ne. Net ir gražios merginos jos ne visada traukia vyrus. Yra krūva pavyzdžių. Tarkim, pabandykime panagrinėti dvi merginas. Štai viena pasigražiusi, pasidažiusi, tikrai tvarkinga, susišukavusi, ten tiesiog, nežinau. Viskas atrodo su ja gerai iš pirmo žvilgsnio. Jeigu ten pasižiūrėtum į paso nuotrauką, tai nieko visai sakytum. Ir štai antroji. Jo, gal vėliau apie. Taigi, pirmoji mes, kodėl priskiriam paprastųjų grupį? Dėl to, kad jos nevilioja vyrų. Įsivaizduokit, dabar įėjom į vakarėlį ir mes pamatome tokią merginą. Pirmos 5 minutės yra labai svarbios vyrui padaryti įspūdį. Jeigu per pirmas 5 minutės elgsitės kaip šita mergina, jūsų šansai bus labai minimalus. Greičiausiai apsirbos tokiu kiekiu, kiek vaikinai išgers alkoholio. Bet ar jūs norit girto vyro? Nemanau. Gerai, o sekanti, gal užteks man čia sėlėtis ir iš karto prie reikalo. Tiesiog tai yra vakaro karalienė ir gal jinai ir nėra su kažkokia super gražuolė, kai atsibus ryte, pavyzdžiui, bus tokia, sakysi, bet tą vakarą jinai rinksis iš praktiškai visų vyrų. Ten gal viena kita išimtis bus, bet realiai visi vyrai be išimties. Jie gal sakys, kad ne, čia man čia tokia pasileidus ar dar kažkas, žinai. Bet realiai visi jos norės. Nebent jinai jau ten baisiai kvailai atrodys ir panašiai. Ten flirtuos, šoks striptizą ir dar kažką darys, bet visi vyrai jos. Paprastų atveju taip bus, kad visi vyrai bus jos. Bet jinai įdėjo pastangų. Ir tikrai įdėjo daugiau pastangų negu ta pirmoji. Tai va, sakykime, tuo ir skiriasi tos paprastas ir simpatiškas panas. Eikime gal dabar prie konkretaus praktinio pavyzdžio. Yra tokie renginiai milongom vadinamos. Kilę iš Argentinos, pietietiški, gal ir nelabai tokie temperamentiški, bet iš esmės tai yra šokių vakaras. Šokių vakaras, kur yra šokamas tango, argentinietiškas valsas, tai yra pačios tos milongos. Visas vaizdas atrodo maždaug taip. Viduryje yra šokio salė, ten didesnė ir mažesnė, ir aplinkė yra sustatyti staliukai. Tradiciškai prie atskirų staliukų sėdi atskirai vyrai ir atskirai moteris. Jeigu vaikinas sėdi su mergina, vadinasi, jie čia yra greičiausiai pora, bet ir jeigu jūs
bandysite šiaip nesu pora sėdėti, tai jums yra labai didelė tikimybė, kad jeigu vaikinas ir mergina sėdi kartu, tai yra labai didelė tikimybė, kad mergina taip ir neišės pašokti. Tiesiog nebent kas nors pastebės, kad jie tikrai nėra pora, va ten vaikinas šoka su kitom pastovi ir panašiai, bet vyrai dažniausiai tokias merginas, kurios sėdi su vaikinas, jas ignoruoja. Bet esmė tame, kad vaikinai ir merginos sėdi vieniši bent jau atskirai. Aišku, Lietuvoje tai gal ta tradicija nėra tokia labai jau gili, bet užsienyje, kur ten vieni kitų nepažįsta ir nežino, kas ten yra poroj, kas yra poroj, yra taip. Nu ir kas toliau vyksta. Ogi toliau kai kurios panas tampa vakaro karalienėm. O kai kurios taip ir prasėdi visą vakarą prie stalo, gurkšnodamos vyną, ir ne vieną butelį gali kai kurios iškerti. Tas tikrai nėra ką veikti. Susivaizduokit, sėdi dvi panas, viena, kad draugės atėjusios, jos sėdi, viena šoka pastoviai, ten sukasi, o kita sėdi viena. Niekas jos nekviečia. Abi dvi vienodos gražios, atrodo, o kodėl viena kviečia, kita ne? Dėl to, kad viena jinai turi kažkokios tos vidinės energijos. Aš jums vėliau paaiškinsiu, kaip sutelkti tą energiją, kuri ten, ta prasme, priviliotų vyrus tave ateiti, pakviesti, pašokti. Ir, o būna, tarkim, kaip ir šitam pavyzdį, jūs čia gal nematysit YouTube, bet apėdžiu aš jau, kad sėdi mergina. Na, iš tikrųjų, tikrai graži yra, čia dabar aš turiu geresnės kokybės nuotrauką, bet jinai liekna ir garbanka tokia. Bet jos niekas nekvies. Tikrai ten prie jos nelabai kas nori. Tai yra tiesa. Ir būtent tai įskiria kai kurias merginas, kad jos yra paprastas, jos niekam įdomios nėra, dėl to jos meta tą tango, nes nieks jų nešokdina ir panašiai, ir dėl to keičiasi. Ir kas blogai čia yra vyrams, kurie jau taip neapsižiūri ir praranda nemažai partnerių. Taigi, buvimas simpatiškai mergina tau suteikia vieną didelį pliusą. Tu turi labai didelį pasirinkimą. Palyginus su tuo, ką turi paprastas merginas. Imkime prie kažkokio pusiau teoretinio, pusiau praktinio pavyzdžio ir įsivaizduokim vakarėlės. Vakarėlė yra 6 viengungiai, vieniši vyrai, vaikinai, ar kaip nori tai vadinkit, ir 6 merginos. Idealus variantas atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Bet vyras vos įėjęs, jisai iš karto suskirstė merginas į 2 dalis. Ir kai kurios merginos, tos, kurios yra simpatiškos, jos iš karto patenka į tą, jau jos renkasi iš visų praktiškai 6 vyrukų. O tos, kur nesimpatiškos, kas su jom tada atsitinka? Ogi, štai vienas vyrukas, kuris negana to, jisai dar visas, ne tik jūs, bet dar ir kitas 5. Čia su sąlyga, kad jūs nesat simpatiška. Jis jas kabina, ten, ta prasme, ir ten galų galiais ten toksai susikaustęs visas. Kabinti neišeina jam, tai jis ten sėdi, ten gurkšnoja alų, kad tik tai kažką ten drąsosi gauti, kad jums ten kažką pasakyti ir ten sėdi visas susigūžęs, ten tai, žodžiu, galų galiai jis ten paprašo jūsų telefono numerio, jūs nueinate į kavinę ir po to, o jis jau kavinėje kaip ir to alaus nėra prigėręs ir jau to pokalbis dar blogiau rezgasi, nors jis ir tai buvo blogas. Ir kas? Ir jūs ką galvojate, išėdami galvojate, neduok tu Dieve, jis man paskambins. Ir taip tęsiasi, ir kiekvieną vakarėlį taip tęsiasi. Jūs esat nesimpatiška mergina, jūs ten, gal jums nėra taip tragiškai, gal ten daugiau tų vaikinų, gal ir jie padoresni, gal kai kurie net ir įdomus pasitaiko, bet iš esmės eina ir jie tokie mėmės ir ten galų gale jūs nuleidžiate skalę iki tiek, kad jau jūs pasiemat tokį niekam tikusi vaikiną, kuris ten
Ai, gerai bus, sako, nu jis geriau negu be vyro. Taigi, merginos, tapkite simpatišką, žiūrėkit vlogą mano ir panašiai, ir nu, išmokit kaip vilioti vyrui. Vyrų viliojimo menas yra tikrai, nėra paprastas, kai kurios merginos jį gerai valdžiusios, kai kurios prasčiau, bet iš esmės rinkis tu. Tapk simpatiškai rinkis tu ne iš to vieno, kaip aš jums anksčiau rodžiau, bet iš visų 6 vaikinų. Klausyk, žiūrėk mano blogą, užsisakyk, rekomenduok draugiam ir panašiai, komentuok, atsakyk, sakyk, kas gerai, kas negerai. Ir manau, kad tu tikrai išmoksi, kaip pritraukti žymiai daugiau vyrų dėmesį. Pradžiai tiek, iki kitų susitikimų.